Sveiki, su jumis Verslo tribūna. Šiandien laidos partneris mūsų Citus, o pokalbis suksis apie naujus jūsų projektus ir mano svečiai. Citus direktorius Mantas Galdikas, sveiki Mantai. Ir plėtros vadovė Neda Orlakaitė. Sveiki. Sveiki Neda. Kalbėsime apie ežero takais by Citus. Jau čia jūsų tradiciniai tokie pavadinimai pačių įvairiausių projektų ir įvairiausiose vietose, bet pirmiausia, gal apskritai, vasara toks, keistokas laikas daugeliu įvairių sričių, verslų, bet nekilnojamo turto rinkai turbūt visai patogus, nes, sakykime, vasara yra ir tas vaizdas kitoks ir apskritai tai yra laikas, kai tu gali statyti, kai tu gali daryti, kai tu gali planuoti naujus dalykus. Kokia ta rinka ši vasara, beje, pati radau pašto dėžutėje tokį raštelį atkirptą būtų kainos kris. Tai iš tikrųjų, kaip yra, kaip jūs jaučiate, ar tikrai kris, ar kas darosi rinkoje? Tai tie rašteliai tikrai geri, įdomu, kas jūs mėto. Nežinot? Su rinka, tai pačia jinai tokiam vasaros atostogų ritmė jau kokius 2,5 metų. Ilsisi maždaug 200-250 sandorių mėnesinių. Pirmo būsto, pirmą kartą perkant būsto, pirmose įsigymuose. Tai mes matom, kad rinka yra pakankamai stabili. Pasiūla šiek tiek yra paaugusi, apie 5,5 tūkstančio yra pasiūloje būstų. Na ir jeigu ją taip žiūrėtume, kas vis dėlto toj pasiūlo yra, nes yra skirtingi segmentai, yra ekonominis, vidutinis, prestižinis, tai didžiąją dalį sudaro ekonominio segmento pasirinkimas, grubiai apie 60%, apie 30-25% sudaro vidutinė klasė ir likusi yra prestižinė arba jau ultra prestižas, kaip mes įvardinam. Čia jūs kalbate apie Vilnių ar apskritai Lietuvą? Apie Vilnių kalbam. Apie Vilnių. Apie Vilnių. Lietuvoje panašiai. Šiaip vasara turi tam tikrą sezoniškumą, nes nemaža dalis žmonių vasarą atostogauja, kas Liepa, kas Rugpjūtė, kas anksčiau. Ir matosi bendra sezoniškumo tendencija, kad dalis poilsiautojų vis dėlto prioritizuoja atostogas, o ne būstą. Ir iš tikrųjų, net ir ieškant kažko, turbūt gali ieškoti tokio atostoginio būsto, vis tiek kažkaip norisi. Atostoginis būstas visada populiariausias per atostogas, natūralu, turim ir kitą projektą, Nidos bangos by Citus, tai ten susidomėjimas yra pike, nes vis dėlto žmonės ir atvažiuoja ir kai patinka lokacija, patinka gamta, natūralu, tu atsidarai skelbimų portalus ir pasižiūri, o kasgi yra vis dėlto čia, kas yra aplink. Kyla mintis tokios, kai ieškai kur atostogauti, kad galbūt verta pas save atostogauti. Neda, kokių ieško projektų, iš tikrųjų, ar Nida vis dėlto numeris 1, ar galbūt, galvojama jau ir apie rugsėjį, nes galų gale naujų namų reikia labai dažnai būtent nuo rugsėjo, toks kaip startas tradiciškai, ar ne? Iš tikrųjų, šiuolaikinis žmogus nori visko. Jam reikia ir patogios lokacijos, ir inovatyvių sprendinių, ir modernių fasadų. Tai realiai, kaip seniau žmogus ieškodavo tiesiog gyvenamo ploto, tai dabar šiek tiek kiti kriterijai. Jiems reikia, kad atitiktų jų vertybės, ko jie vadovaujasi projektas ir kad būtų patraukli gyvenimo kokybė projekte. Tai ežero takai by Citus yra mūsų šviežiausias projektas, jį pasileidome gegužės mėnesį, pradėjome statybas. Būtent tai tikriausiai ir siūlo tokį, sakyčiau, balansą, nes tu kaip ir jautiesi visus metus kaip kurorte, nes patogi lokacija, tai reiškia, kad mes netoli turime ežerą, paplūdimį, bet to pačiu tu turi ir visus tos miesto privalumus, kadangi projektas yra vis dar miesto ribose. Tai realiai projektas atitinka visus šiuolaikinio kliento kriterijus. Tai tiek lokacijos prasme, tiek ir inovatyviais sprendiniais, kad projektas yra A++ energinio naudingumo klasės, tiek visais tais modernumo ir architektūriniais sprendiniais, tai kad mes siūlome premium sprendinius už pakankamai prieinamą kainą. Patikslinkit šiek tiek, kur apskritai tai yra, pati koncepcija, aš suprantu, kad vis tiek tai yra gyvenamas būstas, ar ne, bet šiek tiek plačiau papasakokit, kas tai. Tai yra būstas su gamtos prieskoniais, mes taip vadinam, prieskoniais, pabarstukais. Kurioje vietoje? Jisai randasi prie Vilniaus outleto, kad taip įsivaizduoti, Sidaronių gatvėje, netoli Buivydiškių tvenkinių.
Mes patys neseniai esame baigę toje lokacijoje projektą Pajustis by Citus, todėl tikrai gerai žinom lokaciją, jos augimo perspektyvą, kiek maždaug būstų ten atsiranda. Tai šiai dienai toje lokacijoje siūloma apie 550 būstų. Čia ne tik šis projektas apskritai, ar ne, tas teritorija? Taip. O ateityje tikėtinai bus pasiūlyta apie 1100. Tai reiškia, pasiūla augs. Vadinasi, kursis toje teritorijoje pakankamai daug gyvenamųjų namų ir tikėtinai tai bus nemažas vertės prieaugis. O kuo kitoks, būtent šita ir teritorija, ir vieta, ir galbūt, nežinau, tie klientai, kurie ateina pas jūs, kuo skiriasi? Klientai, kurie ateina ir ieško būtent tokio tipo būsto, jie ieško būsto savo visų pirma, bet kartu jiems yra svarbu ir tas gamtos artumo elementas. Gamtos artumo elementų būstų nėra daug Vilniuje. Teoriškai jų galėtume rasti apie 500. Daugiausiai rinkoje turite omeny dabar. Vilniaus miesto rinkoje jų rastume maždaug tiek. Didžioji dalis susikaupia Lazdynuose, Lazdynėliuose, keletas yra Visoriuose, Buivydiškėse. Tai vadinasi, yra mažesnė pasiūla tokio tipo būstų, tačiau jų realizacijos greitis yra daug didesnis negu įprastų būstų. Ir mes skaičiuojam, kad jeigu į vidutiniškai ekonominės klasės būstas realizuojasi šios dienos rinkos realijomis apie 2 vienetai per mėnesį, tai tokių būstų paklausa yra daug didesnė. Kodėl? Beveik 2. Lietuviai mėgsta gamtą, vienas dalykas, antras dalykas, tas būstas turi savo privalumų ir išskirtinumų. Tu jau esi šalia parko arba šalia ežero, mūsų atveju šalia ežero, šalia gražaus Buivydiškių tvenkinio, jo apylinkių. Tuo pačiu Neda galės plačiau pakomentuoti konkrečius sprendinius, kas vis dėlto yra ten daroma ir kas kuriama mūsų kaip Citus kompanijos ir kodėl projektai tampa būtent prie gamtos su savo išskirtinumais kitokie negu kitų vystytojų. Kuo kitokie? Gal kuo labiausiai džiaugiasi klientas atėjęs, tai jie labai vertina galimybę privačiu takeliu prieiti prie įrengto paplūdimio. Čia tikriausiai yra vienas esminių privalumų, nes turėti būstą netoli vandens tvenkinio, šiuo metu Vilniuje tokių naujos statybos būstų mes neturime. Antras privalumas tikriausiai yra, kad projektas yra labai mažos apimties, tik 78 būtų, kas bus pastatyta vienu etapu ir iš tikrųjų labai didelį dėmesį skiriame bendruomeniai. Tai siekdami glaudinti tą bendruomenę ir ją plėtoti, įrengiame požeminėme aukšte bendrasias erdves, kur bendruomenė netgi ir šaltuoju sezonu galėtų leisti laiką drauge. Tai ten bus įkurta sporto salė, vaikų žaidimų kambarys bei tokia lounge zona su projektorium, kur bendruomenė gali susirinkimus organizuoti, taip pat smaiginis, stalo futbolas, laisvalaikio praleidimui. Ir, sakyčiau, dar tokių kaip ir Citus vizitinė kortelė jau būtų iš sprendinių, tai visą laiką kieme įrengiame vandens atsigėrimo kolonėlę ir dviračių remonto stoteles. Tai, ką jūs paminėjot, bendruomeninės erdvės, šiaip labai įdomus momentas, nes kuo toliau, tuo jų tam tikra prasme mažiau. Iš tikrųjų, visi stengiasi parduoti kiekvieną kampą. Nebelieka tokių erdvių bendrauti ne tik daugiabučiuose, bet tokiuose, kur atrodo tradiciškai jaunimo erdvės, ar bendrabučiai, ar kažkokios vietos, kur žmonės galėtų socializuotis. Taip, tu gali laukia ant suolelio ar po medžiu, bet tai tikrai ne tas pats ir su Lietuvos klimatu nebūtinai. Visada tai yra malonu ir tai yra patogu. Kaip ta bendruomenė kūrėsi ir nežinau, ar tokie sprendimai, jie galbūt pritraukti gali ir net kitokius žmonės, ar ta bendruomenė tokia tvirtesnė. Kaip jūs patys pastebi tokius procesus, štai ir tas poreikis, pavyzdžiui, kurti tokias bendruomenės erdvės viduje kažkur, ar ne, sakot, kur Rusija, ar požymė, ar nežinau, kur tai bebūtų. Kodėl? Iš kur kilo ta mintis iš to tokio natūralaus proceso? Kaip visas tas planavimas vyksta apskritai tokių sprendimų? Iš tikrųjų, Citus visą laiką buvo ta įmonė, kurie apgalvoja, o kas būtų gyventojai faina.
kaip sukurti kažkokią komfortą, pridėtinę vertę, kurios neturėtų mūsų konkurentai. Tai pačioj pradžiai mes ir orientavomės į tą bendruomenių kūrimą, šventės. Pavyzdžiui, kiekvieną projektą užbaigus mes surengėme šventę bendruomeniai, kad jie kaimynai vieni su kitais susipažintų, atsirastų tas glaudesnis ryšys. Tai tikriausiai to viso vedami, matydami, kaip yra smagu žmonėms projekto užbaigime kartu atšvęsti. Ir kilo ta mintis, kad reikia tų bendrųjų erdvių kažkokių uždaresnių, kadangi mūsų vis tiek Lietuvoje turim pripažinti, kad daugiausia turim tą šaltąjį sezoną, tai realiai laukia kažkur to laiko praleisti nėra tiek daug galimybės. Mūsų idėja tokia ir buvo, kad dar glaudinti tą žmonių ryšį, bendruomeniškumą, turint tas erdves. Mantai, kaip prieinat prie tokių sprendimų apskritai, kaip atsiranda tokios vietos, tokie projektai? Na, Vilniuje mažėjant sklypų pasiūlai, tai su tokiom vietom dirbti tikrai ne visi gali ir ne visi renkasi, kiti linkiai yra mažiau rizikuoti rinkai sulėtėjus, o mes vis dėlto į tai žiūrim kaip į galimybę. Ir, kaip sakant, kai nuolat skanuoji rinką ir matai tokią galimybę, tai pagrinde veikia greitis. Greitis įsigijant, susitariant, supaketuojant kaip produktą patį projektą. Rizikuoti turit omenyje ką? Dėl to, kad tai yra kas? Kaina, investicijos dydis, kokios tos rizikos? Šiandieniniai rinkoje klausimas yra realizacijos greitis, pardavimo kaina ir kai kurie nėra linkę rizikuoti, nes galbūt galvoja, kad finansiškai bus per sudėtingas projektas. Pastaraisiais 2-3 metais labai daug buvo priimta reikalavimų, kurie išbrandino labai savikainą, labai pakėlė kartelį įėjimo barjerą į rinką ir praktiškai pradėjo nykti maži vidutiniai vystytojai. Dabar vis daugiau liks arba labai mažų, arba konsoliduosis į didelius vystytojus. Tiesiog yra reikalavimų toks kiekis ir perteklius, kad statyba labai išbrangusi yra, labai sunku įgyvendinti tos reikalavimus, reikia didelių finansinių išteklių, prieigos prie finansinių išteklių ir kas neturi, tiesiog vidutinio dydžio projektas yra labai sunkiai įgyvendinamas. Vadinasi, mažėja tų vidutinio dydžio vystytojų arba jie, kaip sakant, daro daug ir tampa didžiaisiais, arba lieka prie mažųjų. Tai yra galimybė, mes tai žiūrim kaip į galimybę, ilgą laiką apie tai kalbėjom, kad vis dėlto tai yra konkurencijos mažinimas iš valstybės pusės ir savivaldybės pusės veiksmų, bet mums tai yra galimybė. Įdomu, kad jūs dideli, ar ne, dėl to ir tie projektai jūsų tokie kitokie galbūt ir išsiskiria rinkoje, tai dėl to tikriausiai, ar ne, ta galimybė? Taip, pagrindinai taip. Ką jūs minit, pavyzdžiui, kas mažina konkurenciją ir tie reikalavimai, ką jūs išskirtumėt? Kas yra tokie reikšmingiausia, didžiausia įtaka darantys? Pavyzdžiui, paskutinis priimtas reikalavimas, kad notarinės sutartys gali būti sudaromos būstą pridavus 100%. Tai pratęsia reikalavimą finansavimui, nes ties 85% seniau būdavo sudaromos notarinės sutartys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad finansinis srautas iš projekto ateina 6-7 mėnesiais vėliau, o tu jau tuo tarpu esi pilną paskolą bankų išsiėmęs. Vadinasi, reikia daugiau kapitalo, galbūt pelningumo maržos nebe taip gerai atrodo, jeigu pasiskolinai už brangiai, nes neprieini prie pigesnių finansinių išteklių. Mhm. Ir šitie faktoriai iš esmės ir lemia tai, kad bus ieškoma ko. Kaip tai keičia pačią tiek rinką, tiek projektus? Tada kažkokių labiau išskirtinesnių, kurie yra prabangos objektai, ar kur link tai veda? Ne, jeigu žiūrėsime į šiandieninę rinką, tai mes šiek tiek ją matome kaip atsigaunančią, nes į ekonominį segmentą ateina ir grįžta, tai pavadinkim, vis daugiau klientų.
Kas tai lemia? Pagrindė tai lemia, kad DAU kilo greičiau negu kilo kainos. Darbo užmokestis. Taip, darbo užmokestis. Ir tuo pačiu infliacija, pakankamai gerai valdoma, bei Euriboro panašu, kad yra mažėjimas. Mes buvome minėję ir kalbėję, kad šis pirmas pusmetis, gal net pavyks iki trečio ketvirčio, yra tas galimybių langas klientam ir pirkėjam įsigyti būstą tikrai gerom kainom ir norimom sąlygom, bei dar pasidarėti su pardavėjai. Nes yra pakankamai pasiūlos, yra dar ne visi sušokę į tą važiuojantį traukinį, neegzistuoja tas FOMO, Fear of Missing Out efektas, kur, jeigu aplink tave nusipirko 4 draugai, tai vadinasi ir laikas tau pirkti, jau tau reikia, nesvarbu, ar ten tau to būsto asmeniškai reikia ar ne, tu tiesiog bijai praleis progą. Tai šičia grįžta pirmieji būsto pirkėjai, to pačiu matome, kad iš savo patirties būstai, kurie yra prie gamtos, kurie turi prieimą prie miško, jie pasiteisina, klientai tai gerai vertina, tai patinka, tai yra specifinis segmentas. Man tai jūs vis tiek jau tokių įdomesnių projektų pakankamai daug, iš tikrųjų aš irgi ne apie pirmą kalbu su citus žmonėmis, bet kiek pasiteisina tos tokios viltys, nes tai karinė bazė, tai dar kažkas tokie, lokacijos tokios pakankamai įdomios. Jos su savo istorija dažnai, su savo kažkokiais, sakykime, įtaka tiek ir projektui, ar ne, planuojant, tiek ir tam tikra tas istorinis momentas kartais ir žmonėms, ir klientams, ir gyventojams yra labai svarbus. Ir jūs vis tiek prognozuojat, planuojat, kiek ta turto vertė auks, kaip jinai keičiasi, kaip apskritai ta visa aplinka keičiasi, atėjus būtent konkrečiam objektui. Nes vis tiek planuojama yra ta vieto, kur jinai kitaip jau dabar, ne taip kaip prieš 20 metų, ar ne? Kiek pasiteisina, kiek tai, ką jūs matot, spėjat, taip ir būna? Būna taip, dažnu atveju net ir būna geriau, prognozės vis tiek darome šiek tiek rezervuotas, labai optimistinių daryti, tokiam versle nekuklu, ir tokioj aplinkoje nekuklu, tai šiek tiek kuklesni esam. Labai pasiteisina tos vietovės ir jeigu taip žiūrėtume per projektus, tai turbūt kas antrą galėtume priskirti būtent tokiai lokacijai, kur ta gamta yra visai šalia. Bukčia Baicitus, Bukčių miškas, Neries Ardai, šalia Litexpo visas parkas, miško Ardai irgi nuostabaus miško apsuptyje. Net tas pats LinkedIn, Neries senvagė, LinkedIn Baicitus, Neries senvagė su visais ežerais sutvarkyta infrastruktūra, kur juokais kažkada nedarėm reklamą, kad su meškerė gali iš tvenkinio traukti žuvis per gatvę permetis. Tai šie projektai sėkmingi, teritorijos šios pasiteisino, mes siekiam išvelgti kiekvienoje teritorijoje jos istoriją, kaip vis dėlto kursi žmonės, kas aplink kūrėsi, kaip atrodys, ką ten bus galima veikti, kokios prieigos žmonėm. Ir eigoje supratome, kad su teritorijų vietokurą reikia labai daug dirbti. Ir vietokurą apima ne tik pačią lokaciją ir papasakome, kad čia gera lokacija. Vietokurą apima labai daug veiksmų, kaip padėti klientam, padėti aplinkiniam suvokti, kas čia per lokaciją, kiek jinai turi to galimų vertės prieaugio, kokios naudos yra, kas atsiras eigoje. Žmonėm tai svarbu, žmonėm klientam mūsų padeda tai priimti sprendimus. Ir ilgainiui netgi suvokti, kuo jis gali džiaugtis toje teritorijoje, nes vietokura yra ne tik apie tai, kad aš žinau, kad čia yra Vilniaus centras. Bet kas čia prieš tai buvo, kuo ši vieta ypatinga, kaip jinai gyvuoja dieną, kaip naktį gyvuoja, kas sąveikauja su ta teritorija. Visą tai žinant, ta lokacija, gatvė tau, jinai yra gyva, artimesnė ir sava. Ir tu tam suteiki daug daugiau vertės.
Ir kaip įsilieja į tą aplinkinės tas teritorijas, ar ne, čia juk nėra viena ta išskirtinė kažkoks taškas, jisai vis tiek turi sąsajas su ta aplinka. Ir iš tikrųjų labai svarbu pati pradžia tų projektų, aš įsivaizduoju, nes jeigu tu jau padarai klaidą, matant tą viziją arba neįvertini istorijos, labai sunku, tu juk nesugrįšiau paskui atgal, labai sudėtingas procesas. Tai ta pati pradžia, jinai itin, man atrodo, svarbi ir turbūt su vietiniais žmonėm, kiek jūs bendraujat su kaimynais, su tais, kurie galbūt gyveno, galbūt, ta prasme, kažkaip tai, susiję su ta teritorija, nebūtinai yra tokia. Atsakysiu taip, vis daugiau. Tai irgi vienas iš tų privalumų kaip didesnio vystytojo, kad turi resursų daugiau bendrauti būtent su kaiminystėje gyvenančiais. Ir mūsų siekis yra ateiti atvirai ir įsiklausyti ir išklausyti visų aplinkinių, ateiti kaip kaimynam, ne kaip kažkokiem įsibrovėliam į teritoriją, o būtent kaip būsimiem kaimynam. Tai didžioji daly pavyksta, kai kur gal ne taip sklandžiai, bet mūsų siekis būtų atviriem, įsiklausantiem, girdintiem lūkesčius iš kaiminystės, nes tuo pačiu mūsų klientam teks paskui su to gyventi, jeigu yra kažkokių neišspręstų problemų ar lūkesčių, tai nesmagu nei vienam, nei vystytojui, nei klientui, nei kaimynui. Iš tikrųjų, istorijų yra labai įvairių, ar ne, su tais neišspręstais klausimais, kitas iki yra tekę girdėti ne vienam turbūt. Taip, yra tekę girdėti ne vienam ir, prasme, ir kiti vystytojai ir mes jų visi turi vienokių ar kitokių. Pastaruoju metu pakankamai sėkmingai užsidarinėjom didžiąją dalį tokių istorijų. Neda, konkrečiai apie šitą projektą, sugrįžtant prie ežero takų, kas dabar, kokia yra stadija, ką jūs dabar darot, ką ten galima pamatyti, ar negalima pamatyti, ar kas tai yra? Iš tikrųjų jau galima pamatyti, mes statybas pradėjom šių metų gegužę, o pardavimus pasileidome prieš 2 mėnesius realiai. Tai kas šiuo metu vyksta, tai jau esame pamatus įsirengę ir vyksta požeminės dalies konstruktyvo įrengimo darbai. Iš tikrųjų galim pasidžiaugti, kad viskas pagal planą, kad statybos darbai pagal grafiką vyksta ir tikrai labai kviečiam pasižiūrėti, nes aikštelė nėra tuščia, ten visą laiką zuja darbininkai, veiksmas vyksta. O pardavimai? Kaip juda? Kaip ir minėjau, dar tik tais 2 mėnesius esam pasileidę pardavimus, bet iš tikrųjų netgi viršyje lūkesčius, nes pirmieji butai buvo rezervuoti vos tik paskelbus apie pardavimų pradžią. Tai iš tikrųjų tikime šio projekto sėkme. Bet, kaip suprantu, viskas jau įsibėgėja ir galima dairytis ir žiūrėti ir pamatyti galbūt pačią tą pradžią. Taip, galima dairytis, galima žiūrėti, mes susitikimus organizuojame savo pardavimų zonai, tai yra pardavimų namelis šalia sklypo, jis pas mus visą laiką būna, kur atvykus galima pasižiūrėti ir pačią statybvietę, pasiklausti pardavėjo, kas vyksta šiuo metu, ar statybų vadovo, kada kokie terminai planuojami, kada čia įsikėlimas, kada visų darbų užbaigimas ir taip toliau. Kaip jūs matote ateitį? Ne tik tai šio projekto, apskritai tos tokios plėtros? Tai manom, kad plėtra sudėtingės. tą matom pastarosius 3 metus. Dėl reguliavimo ar apskritai? Eksponentiškai sudėtingėja. Mes kaip vystytojai turim daryti tai, kas yra įstatymė parašyta. Tai sudėtingės. Vadinasi, liks vystytojų daugiau stambių, mažiau vidutinių. Pasiūla turėtų didėti, tačiau tikimės, kad 9, galbūt 10 mėnesį Europos centrinis bankas nuspręs dar kartą pamažinti Euriboro palūkanas. Ir tai turėtų dar paskatinti ekonominį segmentą, įsigyti daugiau būsto, nes vidutinis segmentas, prabangus segmentas, jie perka nepriklausomai nuo Euriboro. Tuo pačiu tikimės, kad galbūt grįš dalis investuotojų, nes nemaža dalis būstų, kurie buvo perkami investicijai, šiai dienai irgi yra apstoję. Dėl palūkanų ar? Dėl palūkanų, dėl politinio neapibrėžtumo,
kai kas laukia rinkimų pabaigos JAV ir kuo tai, kaip pasakyti, ar drebins, ar nustebins pasaulį. Turbūt nežinios bendros, tokio bendro neramumo geopolitiniam, ekonominiam kontekste, bet šiam neramumui pasibaigus, tai tikimės, kad kitų metų pradžia, 1-2 ketvirtis, jie tikrai bus rezultatyvūs. Patys vystytojai, darbuotojai, citų žmonės, kur jūs renkatės būstą? Ar gyvenat tame, ar norisi štai tokių namų, ką jūs patys siūlat kitiems? Galiu aš. Prašau. Tai tikrai yra nemažai darbuotojų dirbančių prie projektų, nes dirba visa komanda prie tam tikro projekto, kurie nusprendžia vis dėlto likti tam projekte ir ilgiau, ne tik darbo metu ir įsigyja būstus. Tai jie pamato tą būstą iš įvairiausių pusių, ko dažnai klientui netenka pamatyti arba netekdavo. Ir tai yra irgi vienas iš niuansų susijęs su vietokura. Kuo tu plačiau pamatai kontekstą būstą ir kaip kas vyksta, tuo tau lengviau priimti tau reikiamą sprendimą. Ir prisijaukinti vietą. Ir prisijaukinti vietą, prisijaukinti patį daiktą. Na ir dirbant, aišku, su tais išskirtiniais projektais atsiranda daug ir galimybių, ne tik įsigyti būstą, bet ir profesionaliai tobulėti. Tai vat Neda yra mūsų jauniausia plėtros vadovė, kuri jau projektą Ežero takais Baicitus valdo jau nuo A iki Z. Viską mintinai moka? Galima sakyti ir taip. Taip, turi žinoti kiekvieną kampą, kiekvieną skaičių, nes turbūt būtų sudėtinga, be to ir kolegų labai daug įvairiausių iš skirtingų sričių ateina klausimų, kur, ar net tų pačių klientų, kur tiesiog turi atsakyti greitai, nieks nelaukia savaitės, kol tu sužinosi, išmoksi, išsiaiškinsi. Tai va, tai apie tas, kaip sakant, galimybės ar būstus, tai renkasi žmonės ir būstus, ir pačią įmonę. Ir iš tiesų, smagu matyti, kaip tu pats iš vidaus netgi matai, ar ne, kaip kyla tikrai, ką ten deda, kaip tas namas atrodo, ar tikrai viskas kaip priklauso, kokia ten bus, nežinau, akustikas, sienų storis, apšildymas ir taip toliau. Labai smagu sekti tikriausiai, aš taip įsivaizduoju. Jo, mes džiaugiamės, kai atsiranda darbuotojas, kuris nori įsigyti būstą, nežinom, kad projektą atsirado dar vieną techninę priežiūrą. Ir išbandys savo kailių. Ir prižiūrės, ir išbandys, ir tikrai jau ten kelis kart bandys nueiti į statybvietę, susitarti su statybos vadovu, kad jis saugiai pravestų jo būstą. Tai iš tikrųjų apsaugos garantas tam tikras, kaip jūs sakot, techninė priežiūra. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Verslo tribūnoje viešėjo Citus direktorius Mantas Galdikas, dėkui Mantai. Ačiū. Ir plėtros vadovė Neda Orlakaitė. Ačiū. Jauniausia Citus plėtros vadovė, kaip supratau. Taip. Dėkui Jums šiandien ir iki. Iki.